negalavimų. Negaliu patikėti, kad Akvaiša tai parašė. Ne jį rašė, aš parašiau, patinka? Gana, tylos, klausykit. Čia rašoma apie rašytojo ir mokslininko Ricardo Heredijos, mūsų mokytojo tėvo gyvenimą. Atsiprašau, mokytoja, turiu reikalų. Gerai jauties. Gerai. Beveik galiu atsikelt. Nereikia, sėdėk. Kam sėdėt? Mano žaizdos skauda ir stovint, ir gulint, ir sėdint. Noriu išėti į gatvę, pamatyti žmonės, keliauti į mokyklą. Daktaras tau liepia ilsėtis. Be to, Rokai, noriu su tavim šnektelt. Radau laisvą minutėlę, kad šnekteltumėm. Dabar mamos nėra. Noriu, kad papasakotum, kas iš tiesų atsitiko. Jau aiškinau, kas atsitiko. Kas atsitiko? Mane išspyrė iš vieno baro apsaugininkas. Žinai, kokios gorilos ten stovi? Kodėl nenori pranešti policijai? Kodėl nenori? Neverta, jų niekas nenuteis. Jie moka įsisukt. Be to, jie mane įsidėmėjo. Tik pagalvok, jeigu aš juos paskūsiu ir kurį nors uždarys. Išėjęs, jis norės mane nudėt. Negaliu patikėti. Man vis tiek nesueina galai. Kodėl? Kągi, jei nenori pasakot, nepasakok. Prieš išeidamas norėčiau tau šitą pasakyti. Tik neprieštarauk, sutarta? Mama sakė, kad buvo atėjęs tas tavo draugas, kuris panašus į mergaitę. Danis? Jis mano draugas, o ką? Nenoriu, kad jis čia lankytųsi. Kodėl? Prašiau nesiginčyti. Pasakyk, kodėl nenori, kad jis čia lankytųsi. Nenoriu savo namuose matyti iškrypelių, supratai? Gana, jokių iškrypelių. Dieve mano. Mijita, mano mažutė mus pasveikino, sako, kad viskas gerai, bet iš tolo matyti, kad jai nepatinka mano draugystė su Franku. Tie vaikai, kokie jie kartais būna savanaudžiai. Gal ji turi savo priežasčių? Palauksiu, noriu pasikalbėti. Žinai, ką reikia daryti su tą pasipūtusią išstypelę? Gerai kailį išpert. Tegul supranta, kad su Soneriai negalima žaisti išprotėjai. Ką čia kalbi? Mijita mane myli. Aš ją irgi. Nesuprantu, kodėl ji taip su manimi elgėsi. Tikrai nesuprantu. Labas. Pamoka baigėsi, galim pasikalbėti. Heredija? Carmen? Man paliko didelį įspūdį jūsų tėvo karjerą. Ačiū, mokytojai. Norėčiau, kad pasaulyje būtų daugiau tokių žmonių kaip jis. Būkit geras. Perduokit ją mano sveikinimus. Glasai, kas atsitiko? Kodėl išbėgai? Šaipaisi iš manęs? Ne, kodėl taip sakai? Pati puikiai žinai. Ne, tikrai nežinau. Gal tu susilažinai? Jei taip žinok, kad apsirikai ir pasirinkai ne tą žmogų. Manai, kad tėvelis tau melavo, o aš jam padėjau? Mieloji, kodėl taip įpikai, mažutė mano? Taip. Kas tau? Jau pasakiau tiesą. Būtent. Nenoriu, kad draugautum su mano tėveliu. Gerai, nenori, kad draugaučiau su tavo tėveliu. Norėčiau sužinot, kodėl. Ar esu tau ką nors blogo padariusi? Ne. Bet jūs iš skirtingų pasaulių, Sonija. Aš jūs abu myliu. Bet jūs kartu nebūsit laimingi. Mieloji, manau, šį sprendimą turime priimti mudu su tavo tėveliu. Ne. Pažįstu savo tėvelį. Nė su viena draugė jis neištvėrė daugiau kaip 2 savaitės. Jis su visom vienodai elgėsi. Aš jį pažįstu. Jis visada toks buvo. Tikrai? Kodėl?
Todėl, kad mano tėvelis vis dar myli mano mamą. Tavo tėvelis nuoširdžiai mane myli. Aš irgi. Mes ruošiamės pradėti gyventi kartu. Ne. Niekada. Kodėl tau taip nepatinka, Mija, mieloji? Todėl, kad nepatinka. Čia neatsakymas. Būk gera, pasakyk tiesą. Noriu žinot. Pasakyk. Nenoriu turėti nieko bendro su kabareto artistėm. Nekritikuoju tavęs, bet nei mano tėvelis, nei aš. Nepriklausom tam pasauliui. Būk laiminga, man reikia į pamoką. Ką darai, Javierai? Ruošiu klasę buvusių mokinių pamokai. Tikrai, leis padėti. Marisa sakė, kad pasakei tiesą. Geriau neprimink. Kodėl? Labai drąsiai pasielgiai. Nežinau, kas gero iš tos drąsos. Man dabar labai sunku. Javierai, taip geriau nei gyvent meluojant. Nieko čia gero, nes netekau Marisos. Nekalbėk taip. Pasakei tiesą, dabar imk dėl jos kovot. Negaliu net prisiartinti. Čia pirmoji reakcija, jį įpykusi. Palauk, kol atlyš. Ir pradės kitaip galvot. Netikiu, kad atlyš. Javierai, manau, kad su tavim Marisai gali būti labai gera. Tikrai taip manai? Tikrai. Aš tau padėsiu, nes ji vėl turi tavimi patikėti. Tikrai. Ačiū. Bet nieko iš to nebus. Kodėl? Tu jau laimėjai vieną tašką. Nepaisant to, ką tau prišnekėjo, ji tavęs ilgisi. Vadinasi, galiu ko nors tikėtis. Tikrai gali. Pačiupo už rankos? Taip, jis buvo labai įsiutęs. Piktai į mane žiūrėjo. Nežinau. Beprodės. Kas jam atsitiko? Nežinau, tikėjos, kad jam patiks rašinys apie jo tėvą. Bet jam visai nepatiko. Iš jo atvirkščiai. 100 kartų sakiau, kad jis keistas, bet tu neklausai. Man jis baisus. Ne, tau negalima bijot. Negalima. Kodėl? Turėsi man padėti. Aš turėsiu tau padėti? Jis mane nudės. Būk gera, Fer. Ką? Tu mano vienintelė draugė. Na gerai. Bet jeigu jis ims šaukt, aš pabėgsiu. Rokas negali ateiti. Bijo, nesužinosime, kas įmušė. Kalbėjai su juo? Ne, su jo mama. Sakė, kad daktaras jam liepė nesikelti iš lovos. Viskas baigta. Veltui taip stengiamės. Ne veltui. Pilara man papasakojo apie susitikimą su buvusiais mokiniais. Pilara? Tikiuosi, Dunofui nepasakė? Žinoma, ne. Kas iš to susitikimo, jei nėra kam atpažinti kaltininkus? Gal ir yra? Diegas nori šitą įdomaus papasakot. Diegai, klok. Prieš kelias dienas buvo atėjęs vienas buvęs mokinys ir mane užkalbino. Klausyk, ar teisingi tie gandai kokie? Kad tavo klasė yra gaidys. Tiesa, o ką? Tas keistuolis? Taip, čia Rokas. Jis labai šaunus. Ir nieko nelenda. Ramutis. Oi, vėluoju į susitikimą. Vėliau pasimatysim. Gerai. Vadinasi, gali atpažinti kaltininką? Galiu, bet tik iš tolo. Nenoriu veltis. Kodėl? Kodėl nenori? Ko bijai? Nenoriu turėti jokių reikalų su gėjais. Mulkis. Nekalbėk taip. Nesikišk. Argi nesupranti, kad jie nusikaltėliai? Nusiraminkit, gana. Diegas turi teisę pats nuspręsti, kiek mums padės. O mes turime jį gerbti. Būkit geri. Užteks parodyti, kuris ir tiek.